Žinodamas tai, ką žinau, tiesiog nesugebėčiau gyventi nieko nedarydamas ir bent nepamėginęs pažadinti tų, kuriuos myliu ir kurie man rūpi. Pasaulis yra pavojinga vieta gyventi, ne dėl blogų žmonių, bet dėl nieko nedarančių žmonių. Albertas Einšteinas. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jėzus Kristus. Niekas nesustabdys tai, kas ateina, ir tai bus bibliška. Tai, apie ką kalbama šioje knygoje, yra aiškus įrodymas ir tikėjimo šaltinis, kad egzistuoja kai kas daug galingesnis už žmoniją, besitvarkančią šioje žemėje. Tie, kurie savo norų ignoruos šioje knygoje pateikiamus faktus, stipriai nukentės jau netolimoje ateityje. Žymiai labiau už tuos, kurie iš tikrųjų žino, kas vyksta ir yra tam pasiruošę, tiek patys, tiek ir paruošę tuos, kuriuos myli. Kad iš tikrųjų pabūstumėte ir tarsi nuo taško iki taško mintyse sujungtumėte visą informaciją į bendrą visumą, šią knygą tikriausiai turėtumėte perskaityti keletą kartų. Kaskart skaitant šią knygą, ryšiai ir sąsajos darysis vis aiškesni, kol pamatysite, kad pasaulis ir visi dalykai jame yra kitokie, negu atrodo. Suprantama, šios knygos negalima lengvai priimti. Tai, kas čia pateikiama, mažų mažiausiai kelia didelį nerimą. Tūkstančius metų žmonija valdžiusi okultinė grupuotė tebevaldo ją iki šių dienų. Jums skaitant šias eilutes paslapčiomis kuriama Biblijoje išpranašauta viena pasaulio vyriausybė, skambiai pavadinta Naująja pasaulio tvarka. Tai nėra jokia sąmokslo teorija, tai šioje knygoje įrodytas faktas. Šioje knygoje pateikiamas tiesas apie Naująją pasaulio tvarką ir visas jos judančias dalis jau atrado daugybė žmonių. Noriu padėkoti patriotams, tiesos ieškotojams, kurie jau daug metų aukoja savo laiką, mintis, tyrimus, žodžius ir gyvenimus, siekdami pažadinti žmoniją, parodyti naujosios pasaulio tvarkos grėsmę. Kviečiu į diskusiją visus, kurie nori paneigti tai, ką išdėsčiau šiuose puslapiuose, ir visi tušti bandymai mane užsipulti čia be išdėstytų faktų analizės bus atremti. Jeigu kas turėtų dar išsamesnių argumentų negu mano išvardintos apie tai, kodėl šis pasaulis tapo toks pakrikęs, norėčiau juos išgirsti. J. Michael Thomas Hayes. Naujoji pasaulio tvarka. New World Order. Tai yra planas, kuriam pritarė 179 tautos. Jis vadinamas 21 amžiaus agenda. Tai totalitarinė valstybė, kuri šiuo metu yra kuriama visame pasaulyje. Tai yra inventorizacijos ir kontrolės planas. Inventorizacijos ir kontrolės visos žemės, viso vandens, visų mineralų, visų augalų, visų gyvūnų, visų statinių, visų gamybos priemonių, viso maisto, visos energijos, visos informacijos ir visų pasaulio žmonių. Tai yra planas, kuriam 1992 metais pritarė 179 valstybės. Tai Jungtinių tautų planas, jis vadinamas 21 amžiaus agenda. Ir daugelis iš mūsų visame pasaulyje galvoja, kad, tvarus vystymasis tai skamba tai puikiai, argi tai ne apie perdirbimą ir kūrybingą pakartotinį panaudojimą, sukuriant energijos ir maisto išteklius visiems. Ir atsakymas yra ne. Tai tikrai ne apie tai. Tai reiškia, kad gyventojai perkeliami į miestų centrus, sutelkiami miestų centruose ir pašalinami iš kaimo vietovių. Visos sistemos turi būti subalansuotos, kad būtų galima jas visas valdyti. Nes kai sistemos nesusitinka, kai jos yra išbalansuotos arba nesuderinamos viena su kita, jos negali būti valdomos centralizuotai. O agenda 21 tikslas yra viena pasaulio valdžia ir visiška kontrolė iš centrinio padalinio. Kiekviena tauta prisijungusi prie agenda 21 turi savo vietinį agenda 21 planą. Žmonės Jungtinėse valstybėse nežino, visiškai nežino apie tai. Jei aš išeinu ir kalbu apie tai, JAV spauda puola mane ir vadina, kas yra visiškai juokinga, bet tai nėra teorija, tai faktas. 3 Jungtinių tautų agendos 21 ramsčiai yra ekonomika, ekologija ir teisingumas.
Ir visi galvoja, kad jie kaip ir žino, ką visa tai reiškia. Kad socialinio teisingumo idėja reiškia, jog visi turės prieigą prie švaraus vandens ir švaraus oro. Ir niekieno nuosavybė nebus naudojama kaip sąvartynas dėl to, kad jie yra skurdo lygyje. Bet kokia iš tikrųjų yra socialinio teisingumo esmė? Ji yra apie didžiulės populiacijos dalies nuskurdinimą ir išsivyščiusių šalių sunaikinimą. Viskas, į ką dabar žiūrime, yra skirta žlugdyti mūsų ekonomikas. Tai totalitarinė valstybė, kuriama šiuo metu visame pasaulyje. Ir ko didžiosios korporacijos nori, siekdamos šio vystymosi plano, jos nori turėti visišką darbuotojų judėjimą be sienų ir be ribų. Kad būtų galima perkelti savo prekes be taisyklių ir sumažinti darbo užmokestį. Ir tai yra tikslas, tai yra tai, ką jūs rasite socialinėme teisingume. Ir žinoma, ekonomika ir ekologija. Tai yra 3 apskritimai – ekonomika, ekologija ir socialinis teisingumas. Jų visų susidūrimo centre yra pusiausvyra, bet iš tikrųjų ta pusiausvyra yra bendruomeninė pusiausvyra. Taigi tai nėra žmonių gerovės pusiausvyra. Kas tai yra? Tai yra korporacijų pusiausvyra, kad jos galėtų išnaudoti ir kontroliuoti bei turėti gyventojų tam tikrose vietovėse, sandariai supakuotose, tankiose vietovėse, kad galėtų juos stebėti ir valdyti. Taip atrodo ši pusiausvyra, kuri yra susijusi su totalitarinės valstybės vystymusi. Pagrindinė žiniasklaida priklauso 5 didelėms korporacijoms ir jūs negausite šios informacijos iš pagrindinės spaudos. Taigi jūs turite būti savo spauda. Jums reikia lavinti save. Jums reikia išeiti ir šviesti savo kaimynus, savo bendruomenę, tikrąją bendruomenę. Jūs turite padėti savo vaikams suprasti, kad jie yra indoktrinuoti nuo priešmokyklinio amžiaus iki pat aukštosios mokyklos. Mes visi esame atsakingi už save ir kitus. Tai yra tikra bendruomenė, siekianti asmeninės laisvės ir visada prisiminkite, kad nors dirbame kaip grupė, jeigu dirbame kaip grupė, visi esame individai tose grupėse ir atsakome tik patys prieš save. Ir tai yra esminis dalykas, toks pat esminis kaip laisvas žmogus. Štai kas mes esame laisvi ir turime toliau likti laisvi. Ir aš tikiu, kad mes laimėsime, bet mes turime suvokti, kad vyksta kova ir informuoti apie tai savo draugus, kaimynus ir bendruomenę ir dirbti kartu.